Kai krovinių vežėjai protestuoja prieš didelės kuro kainas, mieste gausėja keleivius vežančių įmonių. Nepabūgę konkurencijos, vežėjai tikisi surasti savo nišą. Apie tai plačiau rubrikoje Verslas. Nors šiuo metu mieste veikia kone 20 lengvaisiais automobiliais keleivius vežančių įmonių, į rinką veržiasi vis nauji vežėjai. Pastaruoju metu atsidarė jau antra taksi paslaugas teikianti bendrovė. Verslininkų teigimu, paslauga paklausi, o apgalvotas, ekonomiškai pagrįstas žingsnis žada sėkmę. Šiam momentui 10 automobilių turim, bet žadam plėstis, vairuotojų irgi pakankamai turim. O šitą tarifai bus kaip ir senų automobilių. Bendrovės vadovo teigimu šiuo metu į miesto gatves jau išriedėjo 10 naujų Škoda Octavia automobilių. Nors mašinos naujos, tačiau ekonomiškos, todėl keleiviai tarifų skirtumo nepajus. Tokia kainų politika esą vienas iš būdų išsilaikyti šiandieninėje rinkoje.